Tonybet lažybų punktai. Justiniškių 91, Vilnius, Savanorių prospektas 346, Kaunas, Lakūnų 24, Vilnius. Kauno Žalgirio klubas, vienijantis visus žalgiriečių gerbėjus, kuriems Žalgiris daugiau nei komanda, sėkmingai tęsia savo veiklą. Šį sezoną klubo nariai nusprendė ne tik energingai palaikyti Žalgirį, bet ir būti socialiai aktyvūs. Klubo narių iniciatyva startavo socialinę akciją, kurios metu jie lankosi vaikų globos namuose ir pakviečia juos atvykti į Kauno sporto halėje vykstančias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Prieš praėjusias LKL rungtynes su Prienų Rūdupiu nuoširdžiai nusiteikusi klubo narių delegacija į savo gretas pasikvietusi Mindaugą Kuzminską apsilankė Jiezno vaikų globos namuose. Papasakojo apie jų komandą, apie jų ketinimus. Mūsų namai labai gražus. Aprodėm savo kambarius, kur mes gyvenam. Pabendravę su mažaisiais, padovanoję jiems lauktuvių ir apžiūrėjo kambarius, klubo nariai vaikams įteikė pagrindinę dovaną – kvietimą apsilankyti Kauno sporto halėje. Mes atvažiavome iš Jiezno, čia labai linksma ir smagu. Čia vaikai iš Jiezno neturėjo kada nuobodžiauti. Tritaškai arba iš vidurio kaimėtų. Prieš rungtynes jiems teko garbinga misija per komandų pristatymą aikštelę išlydėti Kauno Žalgirio krepšininkus. Kartu su žalgiriečiais sugiedojus Lietuvos himną, 30 vaikų užėmė savo vietas halės tribūnose ir triukšmingai palaikė komandą. Kauno Žalgirio klubo nariai akciją tęs per kiekvienas LKL rungtynes Kauno sporto halėje, o daug neužmirštamų įspūdžių patyrę vaikai iš Jiezno linkėjo.